Klausimų dar yra, tai dėl Auskarų. O neatsibosta šiais metais šitas dainas dainuoti? Po vieną. Mums puikiai, mes labai gerai jaučiamės šiandieną ir kaip aš trečią kartą aš pasakysiu, kad mes šiek tiek jaudinamės, kadangi pirmas turo koncertas ir viskas dar nešlifuota ir taip. Bet mes apskritai, aš čia nebandysiu kažkaip tai veidmainystės, čia jokios nebus, bet mes labai mylim Alytų. Ir pas mus yra čia labai daug draugų, iš tikrųjų, kurie šiandieną yra salėje ir ačiū jiems labai. Ir, žodžiu, mylim mes Dzūkus, mylim. Va, ir klausimų, aš paprašysiu Makso vieną. Va šitą, ne? Ne, iš ties, mums labai smagu, kad mes savo turą pradedam būtent čia, Alytuje. Ir tokioje vietoje ir su tiek žmonių. Mes iš tikrųjų galvom, kad šiek tiek mažiau mūsų. Bet ačiū jums labai. Bjaurus klausimas buvo. Neatsibosta tiek laiko tas pačias dainas dainuoti? Aš dabar neišgirdau čia, bet dėl neatsibosta. Mes nuolat bandom papildyti savo programą ir šiandieną nuskambės ir daina irgi bus daug naujų dainų, na, ta prasme naujų, sąlyginai naujų, bet viena pati naujausia bus ko gero, galbūt netgi žinote apie kokią dainą aš kalbu. Bet tos pačios dainos, tarkim, dabar nuskambėjo Labas rytas, ar ne? Vat neatsibosta. Vat nežinom, kodėl, bet neatsibosta. Pas mus dažniausiai būna taip. Be jokios abejonės būna, kad kartais viena daina kokia nors įkris negyvai ir mes tiesiog metam iš programos ir negrojom kokius 2-3 metus. Po 2-3 metų mes galvojom, kokią velnę mes jos negrojom. Gal pradedam groti ir taip dainos migruoja iš taip vadinamo playlisto, tai playlistas vadinamas tas sąrašiukas, dainų meniu. Taip ir migruoja, tai atsiranda, tai dingsta. Ir nežinau. Man atrodo, kad serui Paului McCartney nenusibodo dainuoti. Jis turi ir vat mum reikia kažkaip. Jo, ir ten aš klausiu dar vieną neišgirdau. Pingvinukas? O, iš tikrųjų, tai ir man įdomu, aš irgi nežinau. Jo istorija yra labai ilga ir mums neužtektų ko gero viso koncerto, kad aš ją papasakočiau, nes istorija yra paini, ilga, bet laiminga. Jisai yra mano draugas, kuriam labai patinka mūsų kūryba ir jisai pastoviai prašo, kad aš įnečiau į koncertus. Ir jisai va taip pat kur nors prisėda ir klausosi. Ja. Tos versijos lauksime po koncerto. Gerai. Jo, dabar va, kaip tik sena daina.